greitai vadinamą maistą, perkaitintus riebalus, kurios kaip, šitą kaip vadinasi, bet užkūrė pečių riebalus iš ryto 8 valandą, tai iki vakaro tos riebaluose ir tas, reiškia, mėsainius kepa. Atsirado vaikų sklerozė. Amerikoje kas 5-6-11 metų vaikas jau turi sklerozę, dar nepradės gyventi. Atėjo laikas kurti lietuvių sveikatingumo programą. Ji turės būti labai radikali, nes esame smarkiai atsilikę. Pasikalbėjimais, paplojimais, kokie mes, kaip mes protingai pakalbėjome, nepasieksime nieko. Tai turi būti svarbiausia posėdžiaujantiems visoje Gedimino ašyje, prospekto ašyje. Ir šituose rūmuose ir Kudirkos aikštėje. Kai nepriklausomybė apginta, valdžiai negali būti svarbesnių dalykų, negu apginti tautą. Juolab, kad išsaugoti sveikatą valstybėje kainuoja daug pigiau negu ją gydyti. Nekalbant jau apie tą laiką, kuris vėl prieš Rygos pasale. Pasimokyti iš Suomių nei sunku, nei gėda. Jie labai kultus, sakys, kad pas mus nieko gero nėra, bet visada parodys. Ir komandiruotės į Suomiją valdžios žmonėms ir praktiškai ir gydytojams ir bet kam tikrai daug pigesnės ir daug naudingesnės negu į Keniją arba į Tanzaniją. Bet ir kiekvienas pats savo daug galime padaryti. Mirties datos galbūt atitolinti nepavyks. Bet nors ateisime į pirtį būdami giedros nuotaikos. Tai visai nemenkas dalykas. Ir netiesa, kad geriausiai metai jau praėjo. Saulėlydžio metai gali tapti geriausi. Juk atsiranda išmintis. Tik ją reikia mokėti naudotis. Ir pabaigai. Prieš 3 savaitės Amerikos žurnalas Newsweek padarė darė 3 metus, atspausdino gyvenimo kokybės tyrimą. 200 šalių paėmė. Lietuva ne taip jau blogai stovi. 38 vieta. Todėl yra tokia šalis kaip Burkina Faso, Etiopija, gali. Už mus aukščiau Estai ir Lenkija aukščiau, bet mes aukščiau už Latviją. Įmama viskas, ir sveikatingumas, ir ramybė gatvėse, ir perspektyvos, visą ką tik tai norite. Bet pirmą vietą užima ne Šveicarija, ne Amerika, net ne Švedija, net niekas nors kitas, o Suomija. Ir visiškai aiškiai, pagal visus parametrus. Ačiū Jums, galbūt užtęsiu.